kas nors ten viršui plūduriuos, iškart gali įsimest pelėsiai. Ir tada viską turėsit išpilti, nes pelėsiai, dabar aišku jų yra ir gerų, tai čia vienas dalykas. Ir pasukat, papurtot ir tada, reiškia, iki mėnesio laiko. Po mėnesio turit jau ragauti ir pasižiūrėti, ar jau yra ta rūgštelė. Ir arba, jeigu būna, tarkim, labai, tingisi ten smulkinti tos obuolius, tarkim, 4 dalis padalinai obuolį, krituolį, ir tada, reiškia, jisai gali ir 2 mėnesius būti. Nulupti jie? Ne, nelupti, tik nuplauti. O maišymas tai atidarius ar makalavimas? Prašau? Sakėt, maišyti ir paversti. Maišyti nieko nereikia čia nieko nekišti. Ne, čia reikia va taip pasukti, žinot, ir po 2 mėnesių jau tada filtruoja. Viską išmetat ir leidžiant tam procesui vykti. Aš tik tai neatsivežiau. Įsimesk motinėlę, toks plūduriuos blynas, skaidrus, kabučiai būna toks irgi, bet gali pradėti atstarukščiam rūgime eiti nuo pačios, gali jisai apačioj gulėti. Jis turi būti skaidrus, kvapnus ir nebijokite, jeigu pribijos truputėlį drozofilų, tų muselių vaisinių. Vaisinės muselės ant savo kojyčių ir nešioja atstarukštės bakterijas. Jos yra ir indikatorius, jos parodo, jos kur nors kamputį rūgsta, bakterija yra rūgimo, viskas, bet ne bet kokio rūgimo, atstarukščio rūgimo. Ir tada visiškai reikia nebijoti. Aišku, ką jos gali padaryti. Jos, jeigu bus plonas sluoksnis uždengtas, jos gali įkišti uodegėlę ir pridėti kiaušinukų ir ten tada jau bus, reiškia, bėda, jau tada atstegus jau periklą tų drozofilų. Tada reikia irgi jau visko atsisakyti, išmesti. Vanduo, koks vanduo? Toks, tą patį, ką jau kalbėjau. Vanduo taip pat šaltas, jokių būdų nefloruotas ir temperatūra. Tai čia irgi nebijo šviesos šitas rūgimas, bet, žinot, gauti produktą reikia nuolat stebėti ir dirbti. Nes jeigu pamiršit, paliksit, tuo pat atsiranda, reiškia, ant šitų natūralių fermentacijos procesų atsiranda, reiškia, tuo pat pelėsis arba koks pūvimas. Dabar, visą laiką bus atviras. Merliuko arba grobės sluoksnis. Acto niekada negalit užmiršti, nes formuosis kartumas, formuosis tarpiniai produktai, tokie aldehidai, nei tai actas, nei tai alkoholis, ir jie labai toksiški. Dabar actas, jeigu jisai yra greito rauginimo, tai jis gali būti pavojingas. Acte neturi jaustis joks kartumas, išskyrus, jeigu buvo vieta pelino. Tai pelino tada kartumas, aišku, kad kartumas. Nes yra reikalinga ilgas procesas, kad visas cukrus pavirstų į actą, nebūtų tarpinio produkto arba nebūtų alkoholio. Tai va, tai actai. Dabar toliau dar daržovių rauginimas. Aš atvežiau čia irgi asistentų paprašysiu. Tai čia jeigu yra miestelėnų arba jaunų žmonių. Turit, taip, gali būti visai, gali būti ne visai, bet reikia jau uždėti reikia gantelių, jau kai pagaminta užsukit, bet žiūrėkit, koks pabaiga acto, jeigu nufiltravot ir vėl formuojasi motinėlė, reiškia, jinai turi ką valgyti ir dar ten yra cukraus. Ta cukrų jinai suardyti turi pilnai į actą. Ir kai jau visiškai nufiltravus nesiformuoja joks šitas sluoksniukas, tai actų rūgimas yra baigtas. Tada galima išpilstyti, išsukti, galima va, ir metai iš metų naudoti. Tai dabar aš norėčiau paklausti jūsų, o parduotuvėje yra ten parašytas su motinėlės tas actas, tai jis visiškai bevertis. Žinot, yra parduotuvė, reikia žiūrėti, yra parduotuvė skyriai, turi būti etiketė gyvas produktas, ar ne, pažiūrėti, raugintų kopūstų, visur turėtų būti parašyta. Tai turi būti parašyta gyvasis produktas galioja iki tada. Bet Lietuvoje aš nemačiau etiketavimo. Aš matau, reiškia, kopūstus raugintus eurus metus pardavinėje, tai truputėlį praeina pro ultravioletą, truputėlį sustabdo tą procesą ir tada neprarūksta. O jeigu
jeigu yra, tarkim, specialiam skyriuje, ne, tokiuose krautuvėlėse Vilniuj būna, kur gamina tos visus dalykus, tai kodėlgi ne. Kas pagrindinis skirtumas gyvas, negyvas, rankų darbo ar nerankų darbo, kreipti dėmesį etiketavimą. Jeigu aš jau turiu fabriką, aš turėsiu va šitokią firminę etiketę. Jeigu aš gaminu rankomis, tai aš naudoju ir draugų atvežtus butelius ir pati gaminu etiketę ir pati pririšu, tai čia iš karto jums pasakau. Nes... Va, prašau. Ne, čia va čia tik etiketė, čia ne etiketė, čia... Tai, nes yra, žinot, man buvo taip, kad aš sakau, ten tokių turiu draugų, dizainerių, sakau, sukurkite etiketę, sako, ne, nieko nekurk, nes tu iškart išsiduosi, kad tu reiškia, nesi namų gamintoja, tu esi fabrikantas. Nes Vokietijoje, tose visokiose hipsterių turgelėse, tai jūs būtent matysit, kur pati moteris ranka užrašo. Ir ta serija, pavyzdžiui, va šitų uogų, mano pačios serbentų uogų, viskas, va tiek ir turiu. Daugiau aš neturiu šito produkto, aš neturiu 1000 butelių. Nes jums irgi nereikia gamyklos, kad viskas būtų standartizuota ir vienoda. Vieni metai tokie, kaip vyną ženklina, tokių metų, ar ne? Reiškia, kaip tu gyveni, kaip tu išlikai, kaip tau padėjo tos visos rūgučio, reiškia, dvasios. Galima dar Prašau. Cukrus, rafinuotas, nerafinuotas. Dabar žiūrėkit dėl cukraus. Čia yra komercija. Visos cukrus yra cukrus. Ar jis rūdas ar baltas? Na, truputėlį daugiau taršos yra rūdam cukrus. Laiko ir pelė prabėgus. O medus tai aš nerekomenduoju actų gaminti medus. Nes pats medus turi daug dalykų, tai pasidarykit limonadus. Tai va toks šaukštas, kaip chemikai sako, 20 gramų šaukštas, valgomasis. Nubrauktas yra 20 gramų. Bet kad būtų tikslu, reikia pasidaryti ir pasižiūrėti, koks šaukštas 20 gramų. Dabar, kada darom sūdymus, naudojam 3 šaukštus druskos arba 60 gramų litrui vandens. Principas labai paprastas. Aš turiu daržovių. Įvairių. Tai pradedam sluoksniuoti visas daržoves nuo kiečiausių į dugną ir aukštyn keliaujam iki minkščiausių ir ant galo galim uždėti net guobų. Ir užpilam šituos sūrimus. Bet tai šitų nepristina tai daug. Ne, čia šaltų vandeniu. Ne, čia viską nuplovus esu ir vėl asistenčių paprašysiu, kad nuluptų man visas šitas daržovės, išimtų sėklas. Čia prašau kažkur tai. Aš pamokysiu ir tas paprikutės, ir česnako, ir tą morką, va čia va. Ir aš mažus peiliukus duodu jums. Kiek laiko laikytis turime? Dabar pasakysiu, čia ilgas. Dabar žiūrėkit, kalafiorą pamokysiu, reiškia, kad ar kimčiui daryti, ar dar kam nors, tai reiškia, niekados nepjaukit išilgai, nes pati tą kotą irgi galima dar panaudoti, tik reikia, va, žiūrėkit, žiedų tokį, va taip atėjau, išpjoviau, ir pati kotą dar galima rauginti. Va, ir tada šitos visus dalykus reikia suplėšyti. Va, suplėšit, matot, kad tie žiedeliai nebūtų. Nuostabus kalafioras sūdytas. Pabandykit, pamatysit, reiškia, ir jeigu didelis gabalas, tai čia va įpjaunu ir plėšiu. Pamatot, tada visiškai nenubyra tie grūdeliai. Tai va, dabar vandenį parodysiu tą visą sūrimą. Taip, balanširuoti šakninės daržovės siūlau, reiškia, ypač jeigu jos labai aktyvios, tarkim, mano pačios ateinu iš darbo, 2-3 minutės, aš tą buroką atsinešu, čia sudėti čiuklytis. Ir visą kitą, bet čia tai svarbiausia, aš kalbu apie miestelienus, kad turi truputėlį daržovių, liko, įvairiausi miksai tinka. Tai dabar va ir padarysim, reiškia, atpjaukit keletą riekelių kaliaropės į dugną, tada kas pas mus kieta, dar kalafioras, grastus uždėsim ir tokiu būdu parodysiu, kaip dar užbaigti. Česnakas, imbieras ir tada jau perinu prie prieskonių. Sūdant,
Galima naudoti labai daug įvairių prieskonių. Galima naudoti kajano pipirus, jeigu mėgstate aštriai. Gali naudoti čiliuko sėklas, galit naudoti, tik tai turbūt nežinau ar skiriat, yra garstyčių grūdeliai, tai ypatingai gerai. Garstyčių grūdeliai, jie ant pačio viršaus beriami, jie neleidžia pelyti. Galit naudoti ir garstyčių miltelius. Matot, su tais milteliais net stiklainius galima prieš tai išplauti. Bet garstyčių milteliai, jeigu yra rizika, kad gali pelyti, tai truputėlį kokį šaukštelį ant viršaus užberiam, tai tada garantuotai apsaugos nuo kažkokių tai priešų. Nereikia bijoti, sūdymo metu labai dažnai, ta prasme, čia nebūna nesėkmė. Čia toks didelis kiekis druskos, kad išgyvena tik tai viena rūšis bakterijų, nu, ne viena, bet dažniausiai pasakysiu kokia. Gali būti aronijos uogos, jeigu, pavyzdžiui, turit baltas daržovės, o norit rūžavų. Tai galite įdėti kokių aronijos uogų, kurios nudažys. Galite įdėti krienų šaknų. Aš va čia parodysiu, reiškia, šaknelės, matot krienų. Jos yra išdžiovintos. Kada pavasarį, kadangi kalendorinis vaisius, tai nuo pavasarių pradedu jau viską gaminti, tai didelė šaknis tarkuoju, mažas išdžiovinu ranginimą. Galit net dėti serenčiaus žiedus, šitos, žinot, vadinami gvazdikėliai. Va. Nu, dabar čia pjaustyti reikia stambiai, čia nereikia pjaustyti, nereikia smulkių, nes kur naudosit šitą sūdytą produktą? O naudosit taip, kaip naudoja feta, ar ne, kaip naudoja feta sūrį, žiūrėkit. Jis yra irgi labai surus, naudoja prie salotų, čia lygiai taip pat gardinsit salotas. Arba kaip graikiškas būna salotos, deda būtent, reiškia, alyvuogės. Kodėl? O todėl, kad čia gyvena ypatinga rūšis bakterijų bifido. Šitos bakterijos iškenčia didelį druskos kiekį. Virš 6% yra tikimybiškai, kad čia daugiau yra bifido bakterijų. Kas yra bifido, tai turbūt jau vis tiek girdėjot, ar ne? Tai yra bakterija, kurią mes užsikrečiam, kai gimstam ir nuo mamos spenio, kai žindom, va čia va buvo procesas, labai ačiū, mačiau. Tas vaikutis nuo mamos krūties spenio ima ir visą laiką ten ant tos spenio gyvena tos bifido bakterijos ir jos yra pats didžiausias mūsų imuniteto sargas. Jos labiausiai mus saugoja. Kai mes senstam, jų mažėja ir mažėja ir mažėja. Todėl norint jas papildyti visą laiką, tarkim, valgant žalias daržovės, reikia gabaliuką įdėti labai sūraus maisto. Arba alyvuogių žiauriai sūrių, arba to sūrio gabaliuko, brinzos kokios, ar ne? Mūsų lietuviškas tas sūriukas džiovintas, koks būna. Nu, vaikščiot galima čiūti kaip trintuką kokį burnoj įsidėjus. Jis irgi toks labai geras yra nešėjas. Ir va šitie sūdymai. Ir toks mažas, pavyzdžiui, paėmėt mažą stiklainį, nu, 1,5 litro ir dedat ant dugno kietas daržovės, ar ne, tada deda, tarkim, kaliarų, jau truputį mažiau kietas daržovės, sudėjot, ar ne, man jos visada labai patinka, labai skanu dar paskui, reiškia, tose, reiškia, salotose, va, įdedi tokį, tada galima dėti jau minkštas daržovės, va, pavyzdžiui, šitos paprikos, nu, gal sugrūsiu, gal nesugrūsiu. Nu ką, žiūrėkit, ir aš jau beveik prikroviau, gali būti dabar obuoliai netrukus prasidės, gali būti obuolys, gali būti, reiškia, kokia net ir kriaušė. Pamatot, kaip ir taip suspaudi, sutrombuoji, tas įvairias daržovės ir ant galo dar galima dėti uogų. Ypatingai gerai vadinasi slyvos, agrastai. Va, pavyzdžiui, dabar supilu, nu ir dabar prieskoniai. Čia česnakėlių man nulūpot, mergaitės. Va čia va. Česnako niekada nereikia padidinti, jisai minkština visas daržovės, jis yra puikus produktas, bet visai. Gali būti truputėlį imbiero. Nu, va, tokį stiklainį tai užtenka vienos skiltelės. Nes jisai minkština. O čia litras ar didesnis? Čia 1,5. Pasakysiu, kiek rasalo gaminti. Va, irgi nepjautot, pavyzdžiui, imbiero,
Nu ir tada eina nešikai, tie, kurie neša rūgimo procese. Tas gerasias bakterijas, tai yra klasika, čia va tos žolės, kurias parodau. Tai esmė yra krapas. Esmė. Bet šita žolė, jinai yra pati geriausia rauginimo procesuose. Tik turbūt, jeigu pirksit ar kur nors, pasižiūrėkit, kad krapas nebūtų, toks sudykęs. Jau tokio būna priplėkę, tie lapeliai tarpusavy, tokie papūvę. Tai reikia šito irgi labai žiūrėti. Geriau tada nusipirkti kur kokį garantuotą, kvepiantį ir pačiam išsidžiovinti. Tinka džiovinti. O iš šaldiklio kvapą? Šaldikliuose, tai žinot, aš šaldytuvą iš vis vadinu morgu. Ir ten laikau lavonus. Atsiprašau, bet taip sakau. Aš turiu rūsį specialiai pasigaminus ir laikau rūsinės. Nes kas tai yra šaldytuvas? Šaldytuvas truputėlį sustabdo bakterijų dauginimąsi tam laikotarpiui ir daugiau ten jis beveik nieko ir nedaro, žinot. O mūsų lietuviškų žolynų suardo ledas. Kaip ateina šalta, viskas suardo, kaip šaldytuvas. Kas atsitinka, atsiranda kristaliukai, kurie suplėso ląstelių visas tas membranas, išbėga sultis ir tada, kai išbėga sultis, prasideda nekrozė. Toks procesas. Negyjančio žaizdos, žinot, kaip būna pas žmogus kojos. Džiovinti, uogas irgi taip pat negerai šaldyti. Ne, uogas tai, kaip sakant, jeigu jos yra išdžiovintos, jos byrios, tai kai kurios uogos, ne visos. Pavyzdžiui, puikiai šaldosi šilauogės, braškės, bet irgi, jeigu tam tikrą laiką palaikai visai kitą. Tai žiemai, pavyzdžiui, krapus sūdyti geriau. Krapus taip geriausia arba sūdyti, arba galima padaryti tokius, žinot, toliejum, tokius, kaip aš toliejum susmulkinu ir į tokius pamaišelius ir tada taip išploju tos maišelius ir tada tokio kaip knygas, tada vieną ant kito, kad rašolės gali sudėti, tada atsilauži gabaliuką, bet reikia tada apsaugoti, reikia ją aliejų įdėti. Ir į turimą. Ir tada kameroj, taip. Prašau. Va dabar čia duoda gerą klausimą, žinot. Geras klausimas, dabar Kai sviestas, tai tikrai gerai. aš pasakysiu tuoj, čia daug labai klausimų vieno vietoj. Aš užbaigsiu, dabar žiūrėkit, kada baigiu šitas daryti, tai tada padarau tokį kryžių iš morkos. Būtinai šitą reikia daryti, nes iš vis, jeigu kokia daržovė, jinai geriausia tai yra iš morkos, ir morką geriausiai pavytinti truputėlį ir įsprūdinu, va taip, vieną ir kitą. Čia truputėlį per tokį, matot, ir kai tokį kryžių padarai iš morkos, tada galima tik išpilti, nes niekas čia nepūdėjo. Bet koks išlydęs gabaliukas daržovių, tai bus salelė dalyvui. Ir va čia dar įsprūdinsiu česnakėlį. Tai galiu dabar dėti, galiu nedėti tos visus. Ir dabar jau kalbu konkrečiai apie druską, kaip pamokysiu, kaip gaminti tos sūrimus. Dabar žiūrėkit, kiek tos sūrimo gaminti. Jeigu yra litras, užpilimui reikia pusę litro. Jeigu 3 litrai, 1,5 litro. Visą laiką dalinat per pusę. Tai niekados nepritrūksit to marinato. Dabar, reiškia, norint būti tiksliems, tai reikia visada sverti, ne? Pasiimat svarstyklės ir, pavyzdžiui, va šitam indui čia reikia daugiau kaip pusę litro, nors 7,5. Tai, aišku, aš galiu matuoti labai tiksliai, visokių yra tokių kalibruotų indų, tai kas ten virtuviai žais su tokiais kalibruotais indais. Tai griebi kokį indą, pavyzdžiui, tas kibirėlis visada yra litras, o kitas gali būti pusę litro. Tai reikia išmatuoti. Vieną kartą savo pasidaryti mierką. Išsimatavau šitas indas ir saugoti jos spintelį. Su šituo kibirėliu aš tikrai turėsiu 1 litrą. Ir tada jau druską sveriam. Dabar druskos atvežiau, parodau 2 pavyzdžius. Yra jūros druska ir yra paprasta druska. Dabar koks principas?
Kuo stambesnė druska, tuo mažiau sūri. Kuo stambesnė, tuo mažiau sūri. Kuo smulkesnė, tuo labiau sūri. Kodėl? Todėl, kad čia yra kristalo hidratas. Viena molekulė druskos neša 10 molekulių vandens. Tai kai jinai smulkiai, jinai tą vandenį išgarina ir lieka tik druska, tik sūrimas. O gražus kristalas, jisai savyje turi ir vandens. Na, kai sako, kad iš uolos vandenį gėrė, ar ne, paveldė ir pradeda. Tai turbūt patys matėt Rūsiuose, visur kitur, kaip reiškia, sienos varva, šlapas, ar ne? Tai lygiai taip pat druska, reiškia, laikoma ilgai dar nesušlap. Jinai pritraukia vandenį. Šita druska labai puikiai, nuostabi, ją galit naudoti sūdymams, tokiems salotas, ypač vyrai, jeigu mėgsta sūriai valgyti, reikia duoti jiems, kad sprogimas būtų. Ir geras šefas maistą visada su stambia druska subarsto, kad sūraus skonio mėgėjas įskrins kiekvieną tą kristaliuką, bet druskos gaus mažai. Atrodys efektas, kad labai sūru, o druskos mažai. Šis druską galima po liežuviu kišti ir gydyti, reiškia, bet kokius tonsilitus ar dar ką nors. O su šita reikia dirbti, su šita va druska, ir reikia žiūrėti, kad nebūtų parašyta juoduota. Nes visa druska yra... Čia tokie normalūs vidutiniai kristalai, tai čia reikalinga 3 šaukštai litrų. 3 šaukštai litrų. Aš dabar nežinau, iš kur gal vandens. Tai galbūt galėtume ir tuos laikus išpilti jau. Ir man atnešti vieną litrą. Aš tada... Va tą kibirėlį, va. Čia kalibruojasi, va. Pasakykit, kur gėrimas fermentas iš ko padarytas buvo šitas. Šitas ne iš ko pats pasigamina. Ne iš ko. Mėtos, medus ir vanduo. O citrinos buvo? O citrinos buvo irgi? Ar citrinos buvo? Buvo vieta pradžioje. Taip. O šita va dabar va surinkta paprasta druska. Labiausiai reikia vengti, kad nebūtų juoduota, nes yra mūsų Lietuvai yra sveikatos apsaugos ministerija iš tikrųjų sukūrusi druską juoduotą. Jinai labai gera, auginant vaikus, kad intelektas normaliai vystytųsi, kad skydliaukės problemų nebūtų. Kasdienybėje reikia naudoti juoduotą druską. Jinai yra didžiulė vertybė. Ir tokiu būdu, jeigu turit juodotos druskos, jinai turi būti ant stalo, bet ne auginimo procesą. Ačiū. Čia labai gerai. Į 3 litrį reikia pilnai, tik tai palikit per kokius 3 pirštus iki viršaus, kad būtų, kur būtų putas. Taip pat, tai dabar aš čia truputėlį buvo medaus, tai aš dabar, aš čia savo darau, šitą nepaliksiu, tai neplausiu medaus. Na dabar, litrui, ar ne, reikia 3 šaukštų. Ir aš taip nubraukiu. Vienas. Ir dabar žiūrėkit, koks efektas, matot? Matot, kiek prilipo druskos. Tai dabar, kai sekantį pilsiu, bus ar nebus? Jau bus truputį nukaltūrinta. Ir jeigu aš darysiu didelį kiekį, aš padarysiu didžiulę paklaidą. Tai dėl to geriausia yra svert. Aš čia dabar, tada arba reikia nuplauti šaukštą, kad jis būtų vėl nuo druskos kristalėlių atkibęs ir užpildyti. Va, vėl, matom. Ir vėl. Čia jau taip reikia cip, kad 60 gramų. Ant mažo kiekio tai mažai paklysiu, bet jeigu aš padarysiu, tarkim, statinę, arba padarysiu, reiškia, 20 litrų, ir paklaida iš karto iškraipo. Bet čia tai mažas, tai... Ir pats svarbiausias dalykas labai tvarkingai išmaišyti. Čia reikia vadinami biodinaminiai tie vandens sukiniai. Čia reikia jau nepatingėti pasukti. Nes vandens molekulės, ten jos turi irgi savo magnetizmą. Ir pasukti, ištirpdyti, pasukti, ant dugno nusės truputėlį gal priemaišų. Ir taip, jeigu matysit, kad daug priemaišų, tai ta druska, jinai tada
nu, nešvariai buvo eksploatuota. O tai 60 gramų buvo 3 litram, tai čia 20 tada dėtume. Čia įdėjau 60 gramų litrui vandens. Litrui vandens, ne daržovių, bet litrui vandens. Ir šito vandeniu tada užpilu. O jūros druska galima? Ne. Ne, tik akmentų. Tik nenaudokit jūros druskos, nes gali būti kalio, gali būti magnio, gali būti įvairiausių kitų druskų, kurios tam rūgimo procesų nevisiškai tiks. Akmens druska ir taškas. Va, akmens druska. Akmens druska 100%, ar yra kažkaip kitokių priemaišų? Čia 100% niekados nebūna. Duant priemaišos kristam dugną. Druska neturi dažyti vandens. Neturi būti priemaišų. Tokių, kad nusisėda ten smėlis ant dugno arba kažkokios baltos apnašos. Tai tikrai, bet šita druska, šitas dizainas druskos yra jau iki kaulų smegenų visiems pažįstamas. Ir kai dabar naujai pradėjo pakuoti, kadangi Baltarusija mums neparduoda iš Soligorsko, tai kai pradėjo naujai pakuoti, vis tiek išsaugojo tą dizainą. Būdavo sil, toks parašytas, sol, sil, būdavo parašyta. Popierinių. Popieriniai tokie, kartoniniai, toks dizainas labai gražus, senas, reiškia. Tai, bet ir dabar išsaugojo, kad nepaklaidinti šeimininkai. O visos kitos, va šitos druskos, va matos, tai jos yra visos yra mantrios ir su jom rauginimo procesuose geriau neprasidėtų. Nu tai va, įsivaizduokit, aš dabar užmaišiau ir dabar va šitą va supilu. Galite atsisėsti, atsiprašau, gal galite pastraukti. Ir turi pilnai apsemti. Matot, kaip kiek daug sueina, ar ne? Ir čia irgi idealiai tinka va tokie dangteliai rauginimo arba rauginimo indas. Ir šičia yra iki savaitės, iki 2, iki pusės metų šitos daržovės puikiausiai laikysis. Uždengti ir tą kaip Ne, paduot rūkti patalpoj, o po to nu, praktiškai čia reikalinga savaitė minimum šitam raugyti, sūdymui. O po to galima dėti kur nors į šaltą, bet neiškęsti, pamatysit, tuoj pradėsim. Po savaitės galima valgyti pradžioj minkštus produktus, pavyzdžiui, uogas suvalgysit, bet jų nesuvalgysit visos stiklainio, matot? Nes čia yra tik tai mažyčios priešios, reikia prie kažkokių mūsų salotų, kurias mes valgom. Na tai ką, ir beveik tada tas 3 temas išsėmiau, dar liko kimčis, kurį vadinu kimčis čia, kur televizijos bendros virtuvėj pristačiau. Tai dabar čia yra lėkštutės, asistentės, jeigu norės, gali pavaišinti ir tokius taip pat, jau čia kaip ir pernai, taip pat atvežiau česnakų žiedkočiai, gali būti, tai prašau dabar čia jau viską išsivaišinti. O tai kimči rodysi? Taip va, ne, kimči nerodysiu, jau praktiškai visiškai laiko nėra, pernai rodžiau, tai... Tai gal bent papasakot? O kimči... Tas standartinis. Nu, čia ne visai standartinis, aš vadinu kimči, čia lietuviškas variantas, vietoj ryžių miltų naudoju rūgių miltus, nenaudoju gyvulinės kilmės jokių produktų, ne, prašau rankom tai neimti, yra šaukšteliai. Ir čia asistentės mergaitės va. Jūs įdėkite.